Sveiki visi, šiandien aš Arnas ir šiandien mes žaidžiame Robloxą. Šiandien mes žaisime Taikoną. Tai kągi, pradedam. Mes atsirandam pliaže ir mes matome tokią platformą. Ir mes ant jas paspausime ir mes matome žmogų, kuris deda lagaminus į šitą vietą. Ir kol kas mes turime $0. Tai va, bet mes matome, kad mes čia galim pasimti pinigus ir nusipirkti dar kažką. Ir mes dabar turim 2 žmonės, kuris deda lagaminus. Ir mes ten matome, ten galima nusipirkti būstus, kad greičiau įsivystytume. Gal ir nusipirksim. Tai mes dabar pirksime, nes turim dabar 400 eurų ir mes nusipirkome va tokią sieną. Šiaip gražiai atrodo. Ir nusipirksim dar vieną dalį, po to dar vieną. Už sieną 100 eurų, o ten buvo 20. Brangiai. O čia dabar už 150 eurų. Arba $1. Neaišku, neparodo ant ko. Ir reikia pasimti savo pinigus. Mes turim jau 640 kažko tais pinigų gal. Ir mes nusipirksime kilimą. O dabar ir sėdynės, kur žmonės galės atsisėsti. Tai va. Ir čia mes dar irgi galim nusipirkti kelią, augalus, bet mes ten po to grįšime. Tai dabar mes nusipirksim duris, kur parašyta išėjimas, o įėjimo nėra parašyta. Ir mes dabar nusipirkom dar vieną žmogų, kuris deda tiksliau lagaminus. Ir mes dabar, aš net nepastebėjau, ką mes nusipirkom. Ir man atrodo, mums laikas pasimti pinigų. Ir mes dabar einam pirkti sėdynės, kur čia irgi sėdi žmogus, kuris kalba su telefonu. Reikia dar pasimti pinigų, gal ten jau brangiai bus. Dabar mes pasidarėm laiptus ir padarėme naują aukštą. Kažkaip tais mes labai greitai. Mes dar nedabaigėm. Tai va, paėmam šitą, kad būtų šviesos. Kaip čia bus šviesos įdomu. Nes mes net neturim virš stogo. Dabar mes nusipirkom dar sienas. Ir dabar tvorą nusipirkom, kad nenukristume. Augalą, kurios kainavo 350 pinigų. Ir šitą nusipirksim. Irgi tvorą. O čia už žmogus žiūri. Į apačią. Žiūrėk, kad tik nenukristum. Tai pasiėmam vėl pinigų. Ir nusipirkom dar sieną. Po to dar. Ir dabar mes kažką tai iš čia nusipirksim. Stogą. Taip. Dabar dar kažką tais. Fontanas kažkoks tai. Ir dabar mes šviesą nusipirkom. Ir čia yra tuščia vieta, kur galima nukristi. Tai va. Ką mes čia dar turim? Gal kažko tais nenusipirkė. Čia viskas nupirkta yra. Ir dabar čia reikia kažkokį tais dar vieną daiktą nusipirkti. Nepastebėjau kokį tik tais. Nieko tokio. Mes kaip tik dabar pasiemam 3980 pinigų ir eisim lauką daryti, statyti. Žiūrėkit, koks mūsų namas gražus. Ar kas čia yra, nežinau. Gal viešbutis? Va, fontaną nusipirkom.
Dar mes nusipirksim va tokį, nežinau kaip pasakyti. Ir mes nusipirkome stogą. Tai čia kaip atvažiavimas ir kaip be šviesų. Mes čia dar nusipirksim kelią. Čia vat. Va dar toliau. Čia kažką tai sako nemokamai nusipirkti. Kas čia per Helovynas? Nu mes ten pažiūrėkime kas čia. Mes atsiradome kažkokioj tai vietoj. Bet man atrodo, mes pirmiau šitą pabaigsim, o po to mes grįšim. Tai kol kas mes pirksime mašiną. Mašiną golfą, liktai. Tai mes galim su juo važiuoti, daryti posūkius, iš proto įsikrausti. Tikriausiai. Nu, mašina tu čia kol kas pastovėk ir mes dabar dar vieną mašiną. Čia begalybę galima. Ai ne, čia tiesiog atsiranda. Tai mes jau vėl nebeturime pinigų. Tai pasiemame 5000 ir kažką tais dar naujinsim. Mes atbėgom į šitą vietą, kur sako mums kažkokį tais dar vieną salą. Reikia nusipirkti ir darom kelią. Čia gal pliažas bus. Tai mes dabar bėgam šitą nusipirksim. Parkavimą, kur mašinas galės parkuot. Šviesą, kuri tiesiog skraido. Ir dabar mes turime čia vat kažką tais nusipirkti. Tai yra sienos. Va tokia. Čia gal bus kažkoks tai pastatas. Perkam duris. Perkam tokį pažymėjimą, kad žuvis. Čia irgi galima pasimti pinigus. Tai mes čia galėsim net taip ilgai vaikščioti. Kaip tik nusipirkom stogą. Dabar šaldytuvą. Tikriausiai, kur yra žuvis. Kaip tik. Ir nusipirksim šviesą, nes mes tamsoje esame. Ir nusipirksim dekoracijas. Ir dar žmogų, kuris dėl žuvis. Mes dėja pinigų nebeturim. Tai reikia palaukti. Va, turim pinigų ir dedame dar vieną žmogų, kuris sėdės. Ir dabar mes neturim vėl pinigų. Tai reikės laukti, kol bus pinigų. Kol kas nėra. Tai va mes gavome 2000 pinigų ir galime padėti va čia vat. Bet man atrodo, mums gal būtų geriau sutaupyti šitą ir padaryti pagerintuvą, kur gal duos truputį daugiau pinigų ir mes galėsim greičiau šitą nusipirkti. Bet man atrodo, be skirtumo. Kol kas mes laukiame dar pinigų. Tai va, mes jau turime 2000 pinigų ir galime dar vieną žmogų gauti, kuris irgi dės žuvis. Tai va. Pasiemam pinigus ir čia reikės kažką tais nusipirkti. Pasiemam dar pinigų ir dar reikia 100.
Jau 100 labai lengvai gauname ir nusipirkome va tokį išėjimą. Čia gali būti gal išveš žuvis tikriausiai, o gal ir ne, pažiūrėsime. O tai ką, visos žuvis čia vat krenta? O tai kaip mes pinigus gauname? Ar ne, ar čia nekrenta? Ne, pasirodo. Tai va, paimam šitą ir čia dėžė yra, kur mes pasirodo čia dėžės yra, kur ten yra žuvis. Ir mes taip gaunam pinigų ir gal reikės išvežti. Gal automatiškai įsiveš, taip mes pasiemam pinigus ir dar kažką tais dedame. Šitais va, pavyko. Ir aš net nesupratau, ką mes nusipirkome. Gal kažką tais gero. Tai mums dabar reikia sulaukti 5000. Tai kol, tai palauksim. Tai va, mes gavome 5000 ir einame, padarysim dar kažką tais. Ir dar dėžių. Ir mums reikės kažką tais va čia atidaryti, gauti. Bet mes tai darysim kitoj serijai. Jeigu jums patiko šitas vaizdo įrašas, spauskit laiką, prenumeruokit. Jeigu bus 5 laikai, padarysiu antrą dalį. Tai viso gero!